Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir ar jūs norėtumėte irgi turėti savo pasaulyje portalą, pro kurį praėjus, jūs stebuklingai atsirastumėt kur nors visiškai atsitiktinoj vietoj. Tai šiandien aš jūs pamokysiu, kaip savo serveryje pasidaryti random, nežinau kaip sako, random teleportation portal, ne? Taip angliškai vadinasi, o lietuviškai tai būtų atsitiktinis teleportavimo portalas. Nu, žodžiu, nesigilinam, ne? Tai prieš pradedant pamoką, būtinai paprašysiu tavęs paspausti mygtuką patinka ir prenumeruoti Redbox Cloud kanalą. Na, o dabar keliaujam mokytis. Keliaujam. Gerai, tai šiai pamokai pradžiai mums reikės naršyklės, tai keliaujam į naršyklę ir surašom BetterRTP, atsisiunčiam BetterRTP pluginą. Tai galima tiesiog labai paprastai paspaudus čia. Ir kitas pluginas, yra Simple Portals, tai jį irgi, kad atsisiųsti, spaudžiam čia. Mus nukels į GitHub puslapį ir tuomet reiks paspausti štai čia ir turėtų kažkur tais pas jūs jau, žodžiu, atsiųsti. Kai turim šituos du pluginus nuostabius, juos tiesiog įkeliam į savo serverio failus, serverį būtinai perkraunam. Žodžiu, visą šitą dalyką jūs jau turėtumėt mokėti padaryti. Jeigu nemokat, yra mano pamoka padaryta, kaip įsirašyti pluginus arba dar kitaip lietuviškai juos vadinamus įskiepiais. Tai, žodžiu, lekiam į žaidimą. Gerai, tai aš jau esu žaidime ir dabar galime pabandyti pasidaryti portalą. Tai čia greitai dabar susigalvojam kokį nors įdomų bloką. Nu, vat, paimam, ką čia paimam. Nu, vat, kokį va šitą paimam bloką, gerai, ne, iš pragaro bus toks įdomesnis. Tai tiesiog pasidarom portalą. Aš greitai pasidarau. Portalą gali daryti kokio tik norit dydžio, čia yra visiškai nesvarbu. Aš vat irgi tokį kažkokį tais padarysiu. Taip, nu kas čia daro, skrintu aš. Gerai, va, tikrai toks nestandartinio dydžio portalas, ane? Tai ką mums dabar reikia padaryti, tai atsidarom komandas. Čia greitai išsivalom. Taip, tai dedam pasvirą į brūkšnelį ir rašom portals. Dedam tarpą ir rašom SM. Kitaip tariant, selection mode, toks trumpinys. Kaip matot, selection mode has been enabled, tai dabar apatinį bloką su kairiuoju paspaudžiam pelės mygtuku ir tada pakylam ir paspaudžiam kitą viršutinį mūsų bloką su dešiniuoju pelės mygtuku. Kaip matot, vat, jie pradeda keistai šviesti ir dabar ką darom? Dedam vėl pasvirą į brūkšnelį, portals rašom, tarpas create, create. Ir sugalvojam pavadinimą. Lapino portalas. Aš tikiuosi leis. Gerai. Gerai, įdėsim čia va tokį va brūkšnelį ir dabar turi leisti. Ok, Lapino portalas yra. Viskas puikiai veikia. Ir kaip matot, mes jau turim vat tokį kažkokį tai keistą portalą. Tik viena problema, kad tas portalas mūsų kažkaip nelabai kažkur dar perkelia, ne? Tai dabar ką mes darom? Rašom vėl iš naujo komandą, rašom portals ir dabar darom add command ir Lapino portalas. Kaip matot, aš ir kitus portalus pabandžiau, mes turim random ir RTP. Ir dabar, kai turim savo pavadinimą, mums reikia parašyti, kokią tą komandą norim. Tai komanda mūsų yra RTP. Galiausiai, ką mes dar prirašom, tai prirašom player, kad žaidėja. Ir dabar dar toks dalykėlis, kad dabar turim žaidėjo vardą įrašyti. O žaidėjo vardas, jeigu įrašysime, sakykime, paprastai žaidėjo vardą, tai tik tais tą vieną žaidėją galės nuteleportuoti. Tai mes dabar naudojam tokius keistus skliaustelius. Jie yra, šalia lauštinių skliaustų tokie kažkokie įdomesni čia. Šitie kaip matematikoje tokie būdavo ten. Gerai, žodžiu. Tai va, tai čia irgi rašom player. Dedam vėl tokius pats klaustus, uždarom. Ir jeigu jūs serveryje neturite lookpermsų, turbūt vienintelis pluginas, kurį aš žinau, kuris duoda visokius tai galimybės, leidimus ir panašiai, tai turite būtinai parašyti šituos du taškiukus ir didžiosiom raidėm console. Kas reiškia, kad šita komanda, kai žaidėjas pereis per portalą, šita komanda bus tiesiai į, plugino įkelta į konsolę ir
na, jums tiesiog nereikės suteikti kažkokių tais papildomų leidimų žaidėjui, kuris nori, na, naudotis šitą galimybę. Jeigu jūs turit lookpermsus, galite šito dvitaškio ir konsolės nerašyti ir tiesiog, nežinau, ten žaidėjams priskirti kažkokias galimybės. Tai tikiuosi supratot, ką aš čia bandau pasakyti, jeigu ne, parašykit komentaruose. Gal pabandysiu aš kažkaip paaiškinti. Tai va, tai žodžiu, spaudžiam čia ir kaip matot, dingo mūsų nuostabus šitie pašvietimai kažkokie, bet jeigu mes dabar pereisim per portalą, jau galvojau vienu momentu, kad nebenuteleportuos, bet kaip matot, nuteleportavo, wow, okei, dar ir tokią visai neblogą vietą. Tai šitas dalykas yra labai stipriai naudingas, na, serveriams, kurie, nežinau, turi daug žaidėjų ir tiesiog prisijungia dažnai naujų žaidėjų įvairių, kad jiems nereiktų tiesiog keliauti per tuos pačius blokus, kurių viskas yra, kaip sakant, na, praeita, viskas yra patikrinta, visokios skrynios ir panašiai, tai jie gali tiesiog greit šokti per portalą ir juos išmeta kažkur, kur, na, tiesiog gali žmonės ištyrinėti dar neištyrinėtas vietas. Arba, nežinau, galite naudoti tiesiog kaip savo kokį nors mini draugų serverio galimybę kažkokį tais... Oi, kas čia man su tais anglicizmais? Feature? Tai va, tai žodžiu, tikrai yra panaudojimo galimybių įvairių. Na ir viskas, ir štai taip pasidaro paprastai portalas, jų gali turėti ir daugiau, pasistatyti įvairiose vietose. Tai jeigu patiko ši pamoka, būtinai paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Redfox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūri kur nors kitur, būtinai paspausk širdelę ir pasiek Redfox Cloud. Na, su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!